Vilniuje įsibėgėja vienas didžiausių bokso renginių mūsų šalyje – Dano Pozniako tarptautinis bokso turnyras. Pirmo Lietuvos olimpinio čempiono atminimui skirtame jaunimo turnyre kovoja daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Lietuvos edukologijos universiteto didžiojoje sporto salėje vykstančio Pozniako turnyro pusfinaliai vyks penktadienį, o čempionai paaiškės šeštadienį. Pernai Pozniako turnyro nugalėtojais tapo 3 lietuviai, visi jie gina čempionų titulą ir šiais metais. Per savo karjerą 2 kart Pozniako turnyro čempionu yra tapęs ir Londono olimpiados prizininkas Evaldas Petrauskas. Pozniako turnyras apskritai yra vienas stipriausių Europoje. Jų yra gal 3-4 tokie turnyrai Lenkijoje, kur aš pats dalyvavau, ten atvažiuoja tikrai gal netgi mažiau žmonių negu čia, bet irgi tokio pat stiprumo. O Pozniako tai labai visi nori čia dalyvauti, nes čia atvažiuoja visi dalyvauti, ruoštis prieš Europos pasaulio čempionatus ir labai didelė patirtis jaunimui. Aš kai dalyvau, aš jaunas buvau, tai aš ten dar taip ir neapsipratau, aš nežinojau, kaip dar skirsit, ar ten geri ar ne. O dabar tai matos, kaip su kiekvienais metais vis augo tokie rimtesni jau priešininkai, tiek lietuviams, tiek lietuviai stiprėja ir tikrai su kiekvienais metais vis stiprėja ir stiprėja ir stiprėja. Turnyras tikrai augo palaipsniui, anksčiau būdavo ten 10-12 valstybių atvažiuodavo, dabar atvažiuoja 20 valstybių turnyrą ir pas mus čia boksuojasi ne klubai, o nacionalinės rinktinės jaunimo. Šiaip, kad tas turnyras toks vienas iš rimtesnių šiuo momentu Europoje pagal auditoriją, kuris įsirenka į šį turnyrą. Geriausi šalies boksininkai jau netrukus pradės kovas dėl vietos 2016 metų Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse. Kelialapių dalybos vyks Europos ir pasaulio čempionatuose bei Europos sporto žaidynėse Baku. Petrauskas dėl olimpinio kelialapio kovoja ir profesionalų ringe. Prasidės profesionalų kovos, APB, mano čia AIBA Pro Boxing kovos po 8 raundus jau. Tai jau čia bus 2 kovos, paskui eis Europos žaidynės, Europos čempionatas pasaulio. Nu ir bandymai visur atsirinkti olimpiadą. Tai šakės metai bus tokie sunkus, kad nežinau, nuo ko kaip pradėsim. Prieš praeitą olimpiadą būdavo, kad ir papildomi turnyrai dar tokie. Šiais metais, kiek girdėjau, kad to turnyro gal tik vienas te bus. Viskas dalyvauja per tų profesionalų lygas, per pasaulio čempionatus. Ir papuolimas tai beveik visur medalius turėti. Čia bus. Manau, 4 esam pajėgus tikrai jau kovoti su visais boksininkais. Tai aš manau, Edgaras Skurdelis, Eimantas Stadionis bei Tadas Tamašauskas. Tikrai mes, kur visur dalyvaujam Europos čempionatuose, pasaulio čempionatuose ir tikrai gerai pasirodom. Tai mes esam pretendentai. Danas Pozniakas tapo pirmojo Lietuvos olimpiniu čempionu. Legendinis boksininkas triumfavo 1968 metais olimpinėse žaidynėse Meksike. Pozniakas 3 kart tapo Europos čempionu, kartą vicečempionu. 1995 metais Pozniakas buvo pripažintas geriausiu Lietuvos boksininku per pastaruosius 50 metų ir 3 geriausiu 20 amžiaus Lietuvos sportininku. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Pozniakas buvo Lietuvos bokso federacijos prezidentas. Anapilin sporto legenda iškeliavo 2005 metais. Praėjus metams po jo mirties pradėtas rengti Dano Pozniako atminimo tarptautinis jaunimo turnyras. Lietuvos krepšinio lygoje vėl favoritų dvikova. Pirmaujantis Klaipėdos Neptūno krepšininkai sekmadienį namuose priims 3. vietą užimantį Vilniaus Lietuvos Rytą. 3 LKL lyderiai Neptūnas, Kauno Žalgiris ir Lietuvos Rytas yra patyrę po 4 pralaimėjimus, tačiau skiriasi pergalių skaičius. Neptūnas laimėjo 25 kartus, Žalgiris 24, o Lietuvos Rytas 23. Čempionų titulą ginantys žalgiriečiai sieks nutraukti 3 pralaimėjimų seriją. Kauniečiai susitiks su turnyrinėje lentelėje žemiau esančiais varžovais. Sekmadienį su Prienais, o pirmadienį su Utenos Juventusu. Lietuvos moterų krepšinio lygoje prasideda atkrintamosios kovos. Į pusfinalius jau pateko 1. ir 2. vietas užėmusios Utenos ir Marijampolės Sūduvos krepšininkės. Ketvirtfinaliuose dėl kelialapių pusfinalius kovoja 2 Kauno komandos – Aistės ir Hopiran Sirenos, o šalies čempionė Vilniaus Kibirkštis susitiks su Klaipėdos Fortuna. Ketvirtfinalyje kovojama iki 2 pergalių. Jeigu serijose prireiks 3 rungtynių, jos vyks kitą savaitgalį. Lietuvos futbolo čempionato 3 turas prasidės penktadienį. Čempionai Vilniaus Žalgirio futbolininkai priims Šiaulių Vienuolikę. Šeštadienį vyks 2 derbiai. Laikinosios sostinės derbyje susitiks A lygos naujokai Spyris ir Stumbras. Uostamiestyje kovos 2 Klaipėdos komandos Atlantas ir Granitas. Marijampolės Sūduva priims Trakų komandą, o sekmadienį Pakruojo Kruoja Panevėžyje susitiks su Uteniu. Po 2 turų pirmauja abi pergalės iškovoja Atlantas, Sūduva, Žalgiris ir Spyris.
Lietuvos vyrų rankinio lygos reguliario sezono nugalėtojo vardą užsitikrino Klaipėdos Dragūnas. Čempionų titulą ginantys klaipėdiečiai trečiadienį 29-21 įveikė artimiausią persiktoją Alytaus Almeidos Stronglaso klubą. Kiti klubai 17 turo rungtynes žais savaitgalį. Iki reguliario sezono pabaigos likus 2 turams 3 vietą užima Varėnos Ūla, 4 Vilniaus Šviesa, 5 Kauno Granitas. Į atkrintamąsias varžybas pateks 8 klubai iš 10. Nacionalinės ledo ritulio lygos čempionas Kaliningrado Delavaja Rus klubas svečiuosis Elektrėnuose. Reguliario sezono nugalėtojo vardą jau užsitikrinęs Rusijos klubas šeštadienį ir sekmadienį susitiks su 3 vietą užimančia Lokių Poseidono komanda. 2 vietą anksčiau užsitikrino Kauno Baltų ainiai. Dėl paskutinio 4 kelialapio į finalinį 4 kovoja Juodupės ir Vilniaus Hockey Punks komandos. Nacionalinės ledo ritulio lygos finalinis 4 vyks kovo pabaigoje Elektrėnuose. Elektrėnuose vyks ne tik ledo ritulio varžybos. Čia savaitgalį prasidės Lietuvos vandensvydžio čempionatas. Pirmas turas prasidės penktadienį. Alytaus Dzūkijos vandensvydininkai susitiks su Kauno Bebro komanda. Vilniaus Baltic Amadeus žais su Elektrėnų ekipa. Trečiose rungtynėse alytiškiai susitiks su Vilniaus Eurocam komanda. Po 3 rungtynės kasdien Elektrėnų sporto ir pramogų centre vyks net 3 dienas iš eilės, nuo penktadienio iki sekmadienio. Lietuvos vandensvydžio čempionų titulą gins Vilniaus Baltic Amadeus. Sidabrą pernai laimėjo Kauno Bebras, bronzą Elektrėnų komanda. Įsibėgėja Lietuvos žiemos konkurų čempionatas. Vilniaus rajone Riešėje Lietuvos žirgyno uždarame manieže šeštadienį vyks 4. čempionato etapas. Raiteliai varžysis vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų grupėse, taip pat poni klasės ir žemaitukų žirgų grupėse. Raiteliai rungsis ne tik dėl prizinių vietų etape, bet ir dėl kelialapių į Lietuvos žiemos konkurų čempionato finalinės varžybas. Finalas vyks balandžio viduryje Žagarėje.